Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Pagal skelbimą skambinu. Taip, klausom. Čia jūs ieškot vyrų darbui Anglijos paukštynuose. Ieškom, bet tai skelbimo buvo parašyta, kad skambinti iki 15 valandos, tai gal rytoj paskambinkit, nes šiandien jau viskas nebėra laiko. Tai aš tik pasiteirauti norėjau. Nu, greitai. Ką ten daryti reikės? Aš žinokit, ten ūkio darbai, ten išplauti, sunešti, iškrauti, žinot, kaip tenai būna, prižiūrėtojas. O ką išplaut? Ai, nu ten būna statynas su pašaru, viską tvarkyti. Nu, vien žodžiu, suprantat, vis tiek. O prižiūrėtojas ką daro? Vištas prižiūrio, ką daugiau gali daryti. Tai kiek mokėsit? Tai jeigu rytoj paskambinkit ir susitarsim. O kiaušinių parsivežti bus galima? Jeigu sugebėsite sveikus vesti, tai prašom. Aš irgi esu anksčiau dirbęs paukštynę, bet Lietuvoj. Ir? Tai norėjau sužinoti, ar angliškos vištos nėra išpuikusios. Nesuprantu, aš esu čia juokaujat, darbą ieškat ir tarsim čia. Darbo ieškau, noriu žinoti, kaip vištos Anglijoje. Nu, normalios vištas, kaip visur. Tai gerai. Ko jums dirba tavo paukštyną? Aš buvau vadėliotojas. Kas tas? Varovas, atsiprašau, varinėjau vištas į vietą ten, kur jos turi būti. Neklausykit, pas mus šitaip daryti reikia. Reikėdavo šaukti ir jos visą subėgdavo, tai prašaukiau visą savo balsą, dabar dainuoti nebegaliu. Nesuprantu, jūs čia juokavot tikriausiai, aš neturiu tavo laiko, žinokit, paskambinkit rytoj. Ne, nejuokauju, paskambinsiu rytoj. Gerai, lauksim.